Esu priverstas įspėti, kad šiame turinyje yra vaikams netinkamų kadrų. Jei nėra 18 metų ir sėdit su tėveliais, tai geriau nežiūrėkit. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šiandieną mes esame paruošę naująjį video, kur mes turėsime padaryti su 3D aparatu, vat būtent šiuo kažkokiu pieštukų parkeliuku. Turime įvairiausių šitų spalvų ir mūsų užduotis bus tokia, kad mano vadybininkė man atsiūs, airdropins arba man parodys paveikslėlį, kažkokį animacinį personažą ir aš turėsiu būtent tą animacinį personažą su šiuo parkeliuku išpiešti ir tada jį paimti, va tokį piešinuką jums parodyti. Ir jeigu man pavyksta, mes užskaitom kaip tašką. Jeigu nepavyksta, neturime nuobaudų ir bausmių, nes aš pirmą kartą iš viso šitą dalyką darau. Aš labai mačiau daug internete, visi žaidžia su šitais 3D parkeliukais, a niekada nepabandžiau. Todėl mes šiandien pabandysim. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj pakomentuokite, kaip manote, kaip man sekėsi padaryti būtent šiuos personažus. Įvertinkite nuo 1 iki 10 kiekvieną, kurį padarysiu. Na ką, o dabar reikia visų pirma išsiaiškinti, kaip jisai veikia, bet sakė tiesiog paimti šitą spalvą, plasmasę, sukišti šiknavą jam ir tada pradėti spausti, skysti. Na, mėlėjai draugai, atneškite man pirmąjį mūsų piešinį. Taip, kągi mes čia turime, ogi turime mano mėgstamiausią personažą iš mano mėgstamiausio filmuko animacinio, tai yra Simpsonų Homeris. Gerai, visi matom, kaip jį reikia padaryti, visi žinom, kaip jis atrodo, bet man reikia va taip va, stebėti. Na kągi. O nuo kom pradėt dabar? Gerai, mes nusipiešėm čia ausytę. Taip, čia reikia man per daug prisipiešti jo didelio. Jeigu aš ne dailininkas, tai nežinau, kas aš. Čia realiai kol kas tobulai piešiu. Gerai, nusipiešiau aš Homerį, dabar man reikia visą nusispalvinti. Įmam šitą. Pala, ką čia reikia spausti? Nu gerai, spaudžiu šitą. Au, blem. O, kaip pas mane. Kirmėliukas. Kirmėliukas, būgi. Nu, bandom dabar mes čia spalvinti. Jau kažką čia huinę darau. Eina savo, kaip jisai greitai bėga. Aš nieko nespaudžiu, jis tiesiog bėga. Tai daryk, tada pavyksta. Tai kad jis labai kaip kirmėliukas labai bėga. Eina savo, aš naudoju technologijas. Aš darau 3D spaustuvę. Šiaip žiūri įdomu. Bet tai jisai visiškai ne taip bėga, kaip aš norėčiau, kad bėgtų. That's what she said. Supratau. Negalima pakelt nuo lapelio. Tada bomžpakis vat ir gaunasi. Kaip manai, ant kiek gražiai atrodys? Manai, kad nesigaus? Gerai, mes turime dabar geltoną zoną. Pamiršau kaklą. Man atrodo, čia labai mes ilgai užtruksim. Gerai, toliau mums reikia baltos spalvos, kad mes nusipieštume maikę ir akis. O čia mes tiesiog galime taip ištraukti ir viskas? Va! Ištraukime tą siūlą. Tuoj mes išmoksim čia naudoti, žinokit, čia nėra taip paprasta, kaip atrodo. Nu, dabar mes sukišame baltą. Paspaudžiam į priekį. Tu iš karto pasiruošai. Bet čia yra reikalų. Bet vat, nu reikia išmokti, nu aš pirmą kartą gyvenime iš viso šitą darau dalyką. Va, jau, pavyzdžiui, maikę aš jau puikiau darau. Nu, aš manyčiau visai neblogai, tikrai kaip pirmą kartą. Tai man reikia akis dabar. Čia po to viskas bus labai gražu. Tikėkit manim. Dabar man reikia mėlynos. Šiaip belio kaip įdomu. Nemeluosiu, tikrai įdomu. Vaikai, prašykit tėvų, nes čia labai įdomu. Atrodo, kad mes darom tiesiog kažkokį crafty kanalą. Pala, kas dar man liko? Viskas, juodas spalva. Belio kaip sukeitėjo. Man atrodo, man gal ir visus kontūrus reikia dabar vedžioti. Ar nereikia vedžioti kontūrų? Kol kas, ką mes turim, tai va. Gerai, pala, ramiai. Dabar pasidarom batus. Batai. Sunkiausia bus įrėminti, nes šiandien nėra taip paprasta su tuo parkeliuku čia spalvinti. Nu, davai dabar, op. Eik tu na. Eik tu na, kaip su... Ui, nesikeikiu aš. Kokį aš čia šūdą padariau dabar. Kodėl taip blogai atrodo viskas? Nu, dar visai, žinok, neblogai. Zoi, aš sakyčiau, neblogai. Rėminam ir op.
Davai. Ranka dreba. Tai bėga. Gerai, turime rėmą. Nėra blogai. Gavosi man toks Homeris. Pirmąjį mes turime personažą, bet aš jį noriu nuplėšti, kad aš galėčiau pastatyti. Ei, come on. Belia kaip kietai atrodo. Aš sakyčiau, kad kietai, belia kaip kietai atrodo. Taip, žiauriai gerai atrodo. Na, o dabar mūsų antrasis yra personažas, būtent Hulkas. Ir mes turime nupiešti jį kažkokiu būdu. Čia bus labai sunku, nes čia paveikslėlėje tai jo, matosi labai daug šešėlių, visa kita krūtinė tokia iškelta į viršų, žinai. A kaip man reiks nupiešti, tai nežinau. Bet žodžiu, bet kokiu atveju, dabar mes turime kažkokiu būdu susipiešti čia su parkeliuku. Čiukšt. Klynas, pimpaliukas. Nu, žodžiu, mes kaip ir nusipiešiam tokį mini Hulkuką, o dabar man reikėtų iš tikrųjų, kaip sakė mūsų operatorius, kad pirmiausia pabandyti jį įrėminti su juoda spalva, kaip tik esam juodai ir įsikišę, o tada, kai jau mes turėsim kontūrus ir įrėminę mūsų Hulkuką, tada mes su žalia spalva tiesiog užspalvinsim visą jį. Nu, nežinau, retai pasitikiu operatorių, bet šį kartą pabandysiu. Nu gerai, bandykim tos kontūrus pasidaryti. Jo, papa. Nu ką, 3, 2, 1. Čia antiek turi greitai viską daryti, nes jis taip greit bėga. Bet geras dalykas yra tas, kad čia yra žaislas ne tik vaikams, bet ir man čia visai įdomu. Taip! Turime savo pirmąjį kontūriuką šito Hulkiuko. Dabar aš spėju, mums reikėtų raumeną padaryti. Veido kontūrą. Va, šitaip. Sugalvau, čia žinai, kas yra faina? Čia yra faina labai poros pasimatymo idėja. Kartu ateinat ir bandot, kas geriau padarys. Šiaip žiauriai kietai. Kodėl aš padariau Hulką Hitlerį kažkokį tai. Ir čia turėjo būti ne ūsai, o burna, bet kažkodėl gavosi kaip balas Hitleris. Kaip man kitaip reikėjo padaryti? Užspalvinsim žalią spalvą ir viskas bus gerai. O dieve, kaip čia ilgai spalvinsim. Aš įsivaizduoju, kiek čia su žalia spalva reikės dabar spalvinti. Eina savo, kai gerai išpekliojau šitą sosiskę, pažiūrėkit. Va taip, išmokau. Matot, kaip gerai atrodo? Čia, ne vaikam aiškinti. Viskas. Mums beliko žalia spalva ir turėsime savo Hulką. Vokišką Hulką, karočią. Einstein, na, Stefan, na. Iš kažkur šitas yra. Iš Pornhubo. Iš kokio Pornhubo? Ne, tik tokia, bet ne. Ar iš porno? Operatoriau. Iškart porno, blė. Aš net nematęs jokių filmų tenai. Tai apala, tipo pornuškės čia tiesiog yra filmukai? Ai, aš maniau, kad tai suaugusiems. Supratau, nes aš niekada nematęs. Nueisiu pasižiūrėti šiandien vakare. Po to vaikai kitais smalsaut. Vaikai daugiau jaučiu pornuškių matę nei mes. Jokingiausia yra tai, kad mane yra pagavę tėvai. Nu, tiksliau, mes per pamoką žiūrėjom pornuškės, bet tenai buvom 5 gal klasėje, 6, dar tik ten viskas prasidėjo ir mokytoja nieko mums nesakė, o mes kaip tik Simpsonų pornuškę buvom paleidę, bet ten Marge ir Simpsonai ir Homeris buvo ten toj iš filmo prikurta scena, kai tenai iš filmo, kai ten jie buvo Aliaskoj ir ten visi paukštukai, briedžiukai atbėga, žinai, ten tararam ir toliau ale tęsinys. Ir mes ten per pamoką su klasioku paleidom ir ten garsu su viskuo blemba ir mokytoja pamatė, kad mes žiūrim. Pasakė tėvam mano, bet man nieko nesakė. Ir vakare aš jų miegu, 9:30, po moteris meluoja geriau, ateina tėtis į kambarį, sako, Antaniuk, parodyk savo telefoną. Aš verkiu ten visas vakare, žinai, vaikas. Ne, parodyk, ką slepi. Atidaro galeriją. O ten, žinai, dar tais laikais buvo, kad internetas ten brangu šiai būdavo. Ten aš belekiek prisisiuntęs buvau ir kokį 30 videkų. Ir tėvas įjungė vieną iš videkų ir ten buvo grinai gimnastų, tipo gimnastika ir vienas helikopterį ten suka, žinai. Tėvukas lūžta, belekiek, aš verkiu į ašaras, mama ateina, sako, kas yra, ir tėvukas, žiūrėk, ką vaikas žiūri, žinai, aš dar labiau verkiu. Gerai, liko paskutiniai mūsų patepimai, tai Hulko galva. Jau nebežinau, ar čia lietuviškas, ar vokiškas Hulkas. Vokiškas Hulkas atvykęs į Lietuvą ir vis tiek jis pakraupęs nuo visų lietuviškų kainų. Žinau, gerai atrodo.
Aš manyčiau, čia koks 8 solidus. Žinok, sakyčiau, labai solidžiai gavos. Va, mes turime mūsų antrąjį personažą, tai yra Hulkas. Aš manyčiau, kad visai neblogai čia mums gavosi. Papiktintas, palietuviškintas Hulkas. Įvertinkit komentaruose, kaip galvojat, kiek balų čia yra. Aš manyčiau 8. Gerai, o šiuo metu mes pabandysim nupiešti 3D tai, ką kiekvienas berniukas yra piešęs ant kiekvieno sąsiuvinio mokykloje. Gerai, nu, bandom. Taip, mūsų ginklas dabar užsipildo tokia mase. Čia yra animacinis ginklas. Jį dažniausiai naudoja Jamesas Bondas. Visą laiką klausiu, ką aš veikiu. Aš tai aš, bet jūs. Aurimas turėjo svajonių filmuoti filmus. Filmuoja, kaip darau pimpaliuką. Oi, ginklą. Taip, mes jau turime kaip ir viso ginklo kontūrus. Dabar mums lieka dailinimas. Atsiprašau visų tėvelių, kad tai darau aš. Dar palauk, dar nežiūrėk, gerai? Taip, palauk, ko man čia dar reikia? Kodėl tai vis dar man juokinga? Senai mokyklą užbaigiau. Nu gerai, aš padariau. Žodžiu, mano šedevras šiuo metu atrodo taip, tai yra ginklas savigynai. Štai. Tirim. Viskas, tikrai man yra dar 18, man atrodo, su mano prodeliu, nes man tai vis dar juokinga. Gerai, viskas, čia ir užbaigsim, padarėme keletą šitų piešinukų. Šiaip įdomu tai pabandyti, parekomenduočiau tikrai poreliams turėti labai fainus date vakarus ir taip toliau su šitais žaidimais ir šiaip labai smagu juos išbandyti. Tai man irgi patiko, nes pirmą kartą dariau. Na, bet kokiu atveju labai noriu padėkoti, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Antanas, nepamirškite palaikinti, pasubscribinti ir apačioje pakomentuokite, kokių dar video aš turėčiau padaryti ir ką norėtumėt pamatyti. Labai ačiū ir susimatysime jau kitame video. Iki!